noriu pakviesti po pertraukos čia į sceną. Pasitikime Agnę Žiukaitę. Kalbės apie vizualinės komunikacijos svarbą sporto rinkodaroje. Sužinosime, kaip vizualinės priemonės gali sustiprinti sporto prekių ženklus ir padėti jiems įsiskirti. Agne, prašau, pasitikime. O aš noriu paraginti naudotis mūsų programėle, ją pasisiųskite ir galėsite Agnei užduoti klausimą. Ačiū labai. Sveiki visi. Labai malonu jūsų čia tiek daug susirinkusi matyti. Ir ačiū, kad atėjote pasiklausyti mano pranešimo apie vizualią komunikaciją. Aš esu Agnė Žiukaitė, kūrybininkė, grafikos dizainerė, iliustratorė, kurios pagrindinė darbo niša yra sportas. Kadangi pati esu iš sporto ir iš kūrybos srities, esu baigusi menus ir taip pat sportuoju tiek futbolą, tiek tenisą, kaip mėgstu sakyti. Dieną esu grafikos dizainerė, iliustratorė, naktį esu tenisininkė ir futbolininkė. Tai man labai smagu turėti galimybę jums pristatyti būtent apie vizualią komunikacijos pusę. Ir kai kalbame apie sėkmingą sporto verslą, mes galime įvardinti tokius aspektus kaip struktūra, finansinis pasiskirstymas, bendruomenės įtraukimas, bet taip pat turėtume nepamiršti ir tokio svarbaus aspekto kaip prekės ženklas, kuris daro didžiulę įtaką vystant sėkmingą sporto verslą. O norėčiau pradėti nuo turbūt tokios bazės, sakykime, apie patį vaizdą ir jo reikšmę. Tai vaizdas yra kaip universali kalba. Vaizdai buvo esminė žmonijos bendravimo dalis nuo seniausių laikų, dar prieš rašto atsiradimą ir išliko svarbi komunikacijos forma per visą mūsų istoriją. Kaip žinia, tie patys urviniai piešiniai, tai buvo pirmoji žmonių komunikacijos išraiškos forma. Ir taip pat norėčiau pateikti jums keletą įdomių faktų apie vaizdus ir jų įtaką. 60 000. Tiek kartų smegenys apdoroja vaizdus greičiau nei tekstą. Tai reiškia, kad pamatydami vizualą mes jį daug geriau perprantame, daug greičiau perprantame, negu perskaitytume tekstą. 80%. Žmonės prisimena to, ką mato. Ir tik 20%, ką perskaito ir 10%, ką išgirsta. Tai dar kartą patvirtina tą faktą, kad vizuali informacija yra mums be galo svarbi. 90%. Informacijos perdodamos smegenims yra vizualinė. Mūsų supa didžiuliai informaciniai srautai kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką, mūsų visa aplinka yra realiai vizualinė informacija. Taigi būtent tai ir išsiskiria ir tai daro didžiulę įtaką, kaip mes ją perskaitome. Ir kalbėdami apie vizualią komunikaciją, aš noriu pakalbėti, kodėl yra svarbi būtent sporto industrijoje. Ir visų pirma, kalbėdami apie sporto industriją ir vizualią komunikaciją, mes turime paminėti vizualinį identitetą. Tai yra logotipai, šriftai, spalvos, grafiniai elementai, nuotraukų stilistika. Visą tai apipavidalina patį prekės ženklą ir padeda sporto prekės ženklui didinti atpažįstamumą, reiškia tai išsiskirti rinkoje, išsiskirti iš kitų prekės ženklų, didina išskirtinumą, išskiria prekės ženklą iš konkurentų. Jei tai kalbėtume apie paprastą prekės ženklą, išskiria, sakykime, vienus skalbimo miltelius lentynų iš kitų skalbimo miltelių lentynų. Kalbant apie sporto prekės ženklus, galim sakyti, kaip išsiskiria logotipų kontekste tam tikros sporto komandos logotipas. Jei tai kalbame apie verslą, vėlgi tas visas vizualinis identitetas, kaip tu pasirenki atspindėti savo verslą, kokios spalvos perteikia tavo idėjas, tavo vizijas, tai ir išskiria tavo visą prekės ženklą. Taip pat tai suteikia profesionalumo. Profesionalumas yra labai stiprus ir paveikus rodiklis siekiant išlaikyti nuoseklų savo santykį su klientu, ar tai būtų fanas, ar tai būtų kažkoks vartotojas ar sekėjas. Taip pat kuria emocinio ryšio svarbą ir turbūt apie emocinį ryšį aš gal čia pasistengsiu akcentuoti, nes aš manau, kad sporto industrijoje emocinis ryšys yra ypač svarbus. Turbūt tai yra iš visų, kaip pasakyti, nišų pats svarbiausias, nes jei tai būtų sporto komanda, mūsų emocijos prisirišimas priklauso nuo tų komandos vertybių ir nuo jų pasiekimų. Reiškia, tas emocinis prisirišimas ir kaip yra komunikuojama prekės ženklo mums ypač svarbu. Jei tai yra, sakykime, sporto prekės ženklas, ne komandos sporto prekės ženklas, vėlgi mes norime jaustis bendruomenės dalimi.
Ir emocinis ryšys vėlgi yra labai svarbus. Žinutės perteikimas. Žinutės perteikimas padeda išsakyti prekės ženklo vertybės ir misiją. Galbūt kartais vertybės ir misija skamba tokie kaip labai abstraktų žodžiai, vertybės, misija, bet iš tiesų, man atrodo, kiekviena įmonė, prekės ženklas, sporto komanda, ją išsiskiria savo vertybės ir misiją, komunikacijos kelią savo labai palengvina, kalbant tiek apie pačią komunikaciją, tiek kalbant apie vizualią komunikaciją. Bei nuoseklumas. Tai nuoseklumas užtikrina tolygų prekės ženklo viešinimą visose platformose, kas yra irgi labai svarbu. Taigi, turint stiprų prekės ženklo gidą, tai yra brandbooką, kuris visus šiuos punktus padeda sustiprinti ir išsaugoti, leidžia kurti tada jau įmonei ar prekės ženklui įvairias išraiškos formas, pradedant nuo atributikos, baigiant iki lauko reklamų. Taigi, kodėl prekės ženklui svarbu turėti savo identitetą? Aš suformulavau tokią mintį, kuri turbūt vėlgi apibendrins tai, ką pasakiau iki tol, ir aš manau, kad jin turbūt tiksliausiai apibrėžia, kalbant apie sporto industriją, kam svarbus vizualinis identitetas. Tai vizualinis identitetas sporto prekės ženklui ir organizacijai padeda kurti nuoseklią komunikaciją, didinti atpažįstamumą bei kurti ryšį su klientu ar bendruomenė. Ir kadangi informacinis srautas socialinės medijos eroje yra ypač didelis, aiški komunikacijos linija, kurią ir sukurtas brandbookas padeda išlikti tiesiog savo kelyje, naviguoti toj visoj socialinių medijų ir visos komunikacijos rinkoje bei išlaikyti atpažįstamumą. Tai vienas iš tokių pavyzdžių apie sėkmingą prekės ženklo vystymą yra Nike'as. Be abejo, Nike'as yra didžiulė įmonė, per daugelį metų stiprinusi savo prekės ženklą, bet vienas didžiausių šio prekės ženklo, sporto prekės ženklo išskirtinumų yra, kad jis sugebėjo iš savo logotipo, kuriame yra ir įmonės pavadinimas, tapti logotipu, kurį atpažįsta visi, bet kokioj pasaulio šalyje, bet kokio amžiaus, bet kokios lyties. Visi žino, kad tai Nike'as. Tai aš manau, aš suprantu, kad galbūt tai skamba idealistiškai, bet tikiuosi, kad prekės ženklai, sporto prekės ženklai, Nike'o pavyzdį laiko kaip savo siekiamybę, kad įsimenamumas liktų toks pat. Ir dabar norėčiau apžvelgti keletą savo darbų pavyzdžių, kad galėčiau paaiškinti turbūt, kaip ta vizuali komunikacija atspindi skirtingų sporto organizacijų vertybės ir misijas. Tai pirmasis klientas yra Kaunas Hockey. Su Kaunas Hockey aš dirbau keletą sezonų kartu su kūrybos žmogumi Kęstučiu Lingiu. Ir Kaunas Hockey pagrindinė žinutė, pagrindinė misija ir vizija buvo tai, kad parodyti, jog tai yra veržli, ryški, boldinė komanda. Ir komunikacija buvo labai drąsi, dėl to ir vizualus identitetas buvo išlaikomas kuo ryškesnis, reiškia ryškios spalvos. Ta pati atributika buvo galbūt ne tokia standartinė, tai buvo lipdukai, kepurės. Pati socialinių medijų komunikacija buvo bandanti pranešti tą žinutę, kad tiek ir copyrightas, pavyzdžiui, be dantų ir be ribų, tai yra Kęstučio Lingio kūryba, sufleruoja mums apie tai, kad tai yra labai ledo ritulio turbūt atmosferą ir emociją pertinkiantis prekės ženklas, dėl to ir visa vizualinė stilistika yra būtent tokia. O kitas pavyzdys būtų teniso pasaulis. Teniso pasaulio tiek pats sportas, tiek auditorija jau yra kitokia. Ji yra daug platesnė. Ir mes kalbam jau nebe apie fanus, bet apie vartotojus, apie sportininkus, apie tenisininkus, kurių amžių grupės yra labai įvairios. Tai yra ir moteris, ir vyrai, tai yra ir treneriai, ir tie teniso mėgėjai, kurie ateina žaisti, kurie nuomojasi aikšteles. Dėl to mūsų pasirinkta kryptis buvo daug labiau, kaip pasakyti,
dabar negaliu parinkti teisingą žodžio, kad ji buvo labiau racionalizuota, formos naudojamos vis tik plastiškos, bet taip pat ir geometrinės, spalvos yra pasirinktos tokios kaip baklažaninė tamsiai violetinė, kuri simbolizuoja solidumą ir kitos spalvos yra pasirinktos iš teniso namų, beje, teniso namai jungia tiek SEB areną teniso, tiek Bernardinų kortus, taigi spalvos visame brandbuke buvo papildytos būtent iš šių aikštelių identifikavimo spalvų. Ir lyginant su Kaunas Hockey, pavyzdžiui, mes matome, kad teniso pasaulio komunikacija yra ir daug kitokia negu kad Kaunas Hockey. Ir kadangi vis tiek pagrindinė komunikacija šiais laikais vyksta socialiniuose tinkluose, turbūt visiems kyla klausimas, kaip juose išsiskirti. Nes socialiniai tinklai, būdami pagrindinė komunikacijos priemonė, jie turi ir gerą, ir blogąją pusės. Geroji pusė yra ta, kad tai yra beribis galimybių laukas, kad tu gali įvairiausiamis formomis, video, koliažais, nuotraukomis, kuo tik nori komunikuoti su savo auditorija. Bet kita medalio pusė yra ta, kad didžiuliame informacinėme lauke tu gali pasimesti. Ir klausimas yra, kaip nepasimesti, kaip turi atrasti būdą, kaip išsiskirti. Ir vienas iš tokių turbūt priemonių yra iliustracija. Iliustracija yra labai plati priemonė. Ir labai smagu matyti, kad socialiniuose tinkluose įvairūs prekių ženklai pasirenka šią priemonę naudoti savo komunikacijai, paneigdami tą nusistovėjusią nuomonę, kad iliustracija galbūt yra vaikiška, iliustracija gali būti skirta tik knygoms ir panašiai. Visai ne. Iliustracija suteikia galimybę mums pavaizduoti tai, ko paprastai neįmanoma padaryti su nuotrauka, video ar kita priemonė. Ir aš pateiksiu keletą pavyzdžių iš savo darbų, iš savo klientų ir vienas iš jų yra FIBA. Su FIBA mes kurdavome socialiniai medijai iliustracijas ir taip perteikdavome tą perkeltiną prasmę, kurią negalėtum atvaizduoti per nuotrauką. Žinoma, galbūt tu gali iškepti milžinišką krepšinio formos tortą ar supakuoti krepšinio kamuolį, pakabinti Happy Birthday, bet iliustracija suteikia savo šarmo, iliustracija suteikia savo unikalumo ir tą pačią idėją padeda pavaizduoti daug paprasčiau. Arba Stephen Curry situacija. Vizualas darytas 2022, čia jūs matote apšviestą olimpinį medalį, tai, kurio dar nebuvo. Ir tai labai stiprina būtent tą emocinį įsitraukimą fanų. Kai yra iliustracijos, yra tie netikėti vizualai, kurie realybėje yra neįmanomi, tuomet followeriai ir fanai būna įsitraukiami ir daugiau komentuoja, daugiau targetina, tagina ir panašiai. Kitas klientas yra UEFA We Play Strong kampanija. Šios kampanijos pagrindinis tikslas yra įtraukti kuo daugiau mergaičių į futbolą. Aš kaip pati būdama futbolininkė šioje kampanijoje matau labai daug prasmės. Ir aš su UEFA dirbu jau 5 metai, mes iliustracijos komunikacijos liniją vystume jau visus 4 metus. Ir ji leidžia mums ypatingai paminėti tam tikrą progą, pavyzdžiui, Tarptautinę moterų dieną ir visas moteris dirbančias futbolo industrijoje skirtingose srityse sutelkti į vieną ratą. Ar atšvęsti legendinių futbolininkių daugiausiai iškovotus trofėjus. Iliustracija taip pat leidžia įtraukti kuo didesnę bendruomenę. Kaip ir minėjau anksčiau, čia jūs matot situacijas, kad žaidžiat futbolą, turbūt tikrai rasite atpažįstamų minčių. Tikslas yra kuo daugiau įtraukimo, kuo daugiau tagų, kuo daugiau draugų pakvietimo, kad sektų, bei asocijuotų save su tuo paprastu futbolo teikiamu džiaugsmu ir komiškomis galbūt kartais situacijomis. Bei taip pat kitas labai svarbus tikslas, kurį mes galim pasiekti per iliustraciją, tai yra įkvėpti. Mes mergaitėms parodom, mergaitėms ir merginoms, kad
Futbole tu gali turėti savo karjerą, futbole tu gali būti tuo, kuo nori būti ir nebijot svajoti. Taigi su tokiom paprastom priemonėm, kaip iliustracija, kaip mūsų išsigryninta stilistika, turbūt jau atkreipė dėmesį ir ankstesnėse skaidrėse, kad spalvų paletė yra pastelinė, šriftas yra ranka rašytas, tai iš karto mums kelia aliuziją į draugiškumą, į artumą, šiltumą, kad ta bendruomenė per vizualią komunikaciją būtų apjungta. Ir dar vieną norėčiau pateikti pavyzdį iš Lietuvos rinkos. Tai kartu su L-Teamu mes darbuojamės prie social media iliustracijų. Ir vėlgi tai yra priemonė pateikti sportininkus, kuriuos mes įpratę matyti sporto aikštelėse, jų kitose amplua. Tai pavyzdžiui, Maldonis mėgsta taisyti automobilį. Ir prieš tokią olimpiadą mes darėme kiekvieno sportininko pristatymą per jo hobį. Taip parodydami dėmesį tiek sportininkui, kas mano manimu Lietuvoje yra labai svarbu, ir sportininkų prekės ženklo vystymas yra ateitis, tiek suteikiant sirgaliams ir sekėjams įdomių faktų apie patį sportininką per tokią įdomią priemonę. Taip pat ir šių metų olimpiadai mes atvaizdavome sportininkus keliaujančius į Paryžių, taip pat švęsdami prasidedančias olimpinės žaidynės. Taip pat norėčiau pakalbėti ir apie ateitį. Pabandžiau padaryti tokią trumpą analizę ir pagalvoti, kas galėtų būti populiaru ateityje. Ir turbūt, kadangi mobilieji telefonai iš mūsų rankų nedingsta, greičiausiai tai bus mobile friendly turinys ir be abejo interaktyvumas. Kaip pastebėjome, video formatas dominuoja ir tai gali būti kombinacija kartu su iliustracija, tai gali būti animacija. Animuotas turinys pasakojantis prekės ženklo komandos istoriją. Turbūt nepaslaptis, kad storytellingas daugeliui komandų, prekės ženklų, sporto verslo įmonių yra pagrindinis kelias, kuriuo einama, norint papasakoti istoriją. Reiškia, animuotas turinys tikrai galėtų būti tokia prekės ženklo pasakojimo istorijos forma. Taip pat, vėlgi, kalbant apie judantį vaizdą, tai galėtų būti žaidėjų profilių statistikos suanimavimas, įtraukimas. Mes tai matome per televizijos transliacijas, mes tai matome YouTube kanaluose, tačiau tai galėtų atsirasti ir socialiniuose tinkluose. Bei vartotojų generuojamas turinys ir sirgalio kuriami vizualai. Vartotojų generuojamas turinys jau plačiai žengia į mūsų rinką ir turbūt dabar šiuo metu yra labiausiai dominuojantis kuriamas turinys. Aš manau, kad ir sirgalio kuriami vizualai galėtų būti tinkama naša, išnaudojant bendruomenės įtraukimą, tiek atrandant galbūt naujų veidų, naujų kūrėjų, taip pasakojant savo įmonės istoriją. Tai kaip ir minėjau, sporto industrijoje yra labai priklausoma nuo sirgalių ir iš emocinės pusės ir gebėjimas pasitelkus nuoseklią kūrybingą vizualią komunikaciją, tą ryšį galimai stiprinti, taip auginant auditoriją ir prekės ženklo atpažįstamumą. Su jumis buvo Agnė Žiukaitė. Jei turite klausimų, mielai jų laukčiau. Taip? Oi, atsiprašau. Norėjau paklausti, kaip prieini prie tokių brandų kaip L-Team ar FIBA, ar pati rodaisi savo stilistiką ir jiems siūlai idėjas, ar koks tas būtent tas visas kelias iki kliento? Ačiū už klausimą. Stilistika susiformavo natūraliai, kadangi pirmasis klientas buvo UEFA, We Play Strong kampanija, turbūt matydami tuos vizualus kreipėsi kiti prekės ženklai. Galiu papasakoti, iš tiesų, gal čia bus visai įkvepiantis dalykas apie UEFA atsiradimą mano gyvenime. Aš kadangi, kaip ir minėjau, esu pati iš futbolo ir man tas dalykas, kad galiu įtraukti mergaitės į futbolą,
Man čia yra aukščiausias įvertinimas. Ir tai UEFA mano gyvenimas atsirado labai netikėtai. Aš buvau baigusi studijas, išvažiavusi į Barceloną siekti savo futbolininkės karjeros, bet man labai ten nesisekė. Bet ne į klubą Barceloną, o tiesiog į Barcelonos miestą. Ir man ten labai nesisekė ir aš nežinau, kaip... Net aš buvau labai vieniša ir neturėjau kaip išreikšti savo emocijų. Aš pradėjau piešti greitus tokius, vadinasi angliškai doodles, tokius kaip eskiziukus. Ir juos kelti internetą, užsivadinau Football Day. Football Day, every day. Užsivadinau Football Day ir pradėjau tiesiog kelti tuos vizualus. Žodžiu, tokia paprastesnė ten stilistika buvo ir man tiesiog per Instagramą parašė UEFA marketingo žmogus ir sako, kad mes norim dirbti kartu, tai taip ir prasidėjo. Tai reiškia, kartais tie dalykai, kurie yra jūsų galvose, kurie atrodo gal, kad tau vienam tik tai rūpi, iš tiesų kartais, kai pasidalini su jais, mano atveju tai yra internetas, aš labai dėkinga Instagramui iš tai, bet jie gali suburti bendruomenę, tu gali sutikti, kažkas gali tavo darbą įvertinti, norėtų užmegzti kontaktą, pradėti kurti kažką kartu, tai tie karjeros keliai yra tikrai už kampo kartais. Ar turime dar salėje klausimų? Tada... O. Taip. Ačiū visų pirma už pristatymą informatyvų, šaunuolę. Ir rekomendacijos, Agnės Žalgirį irgi esam dirbę, labai fainą kalendorių turėjom. Klausimas gal toks profesinis, labiau ką iš sporto klubų, nežinau, su kurios nebūtinai gal pati esi dirbus seki ir kurių komunikacija tau pačiai labiausiai imponuoja ir gal semiesi, nežinau, idėjų ar kažko. Oi, ačiū labai už klausimą. Atsiprašau, kad nenorėjau padaryti savo portfolio pristatymą, bet iš tiesų mes esame su Kauno Žalgirio krepšinio klubu padarę labai smagų iliustruotą kalendorių, tai gali patvirtinti, kad stengiamės krepšininkus pateikti per jų pomėgius, kas sukeltų artimą ryšį su fanais. Tai, o atsakant į klausimą, iš tiesų seku labai daug tiek įvairių sportų, tiek komandų, bet aš nežinau atsakymo. Nežinau atsakymo, nes ta stilistika, kurią aš rodžiu jums FIBOS ar kitų klientų, ji yra gan dominuojanti socialinėse tinkluose, nes formatas yra nedidelis, tu nori kuo daugiau sudėti idėjų, kuo daugiau atvaizduoti žaidėjų, kadangi mes, pripažinkim, turim problemą, kad kai skrolinam telefoną, mes sekundės daliai užliekame ties vaizdo, reiškia, kuo vizualiai, ypač iliustracijų yra daugiau, kažkokių dedamųjų detalių, tuo yra didesnė tikimybė, kad sekėjas sustos, įsižiūrės, pagalvos, kodėl čia taip, kodėl anaip, negi šio krepšininko hobis toks, pakomentuos kažką. Tai va, ta stilistika yra tokia gan dominuojanti visoms socialinėse tinkluose, bet iš ko semiuosi idėjų, tai aš iš bendrai visko, mane labai daug kūrybos ryčių domina, tai nebūtinai yra sporto nišas, bet seku jas. Bet atsiprašau, daugiau neturiu komentarų. Ar turime dar klausimų salėje? Tada aš turiu klausimą. Jūsų profesijai kiek įtakoja dirbtinis intelektas ir ar negrėsė išnykimas su dirbtiniu intelektu, žinant tai, kad šiuo metu jau daug ką daro jisai, ne tik foto, bet ir video ir apskritai šitoje nišoje? Labai geras klausimas, ačiū. Iš tiesų, kai atsirado dirbtinis intelektas, kaip ir visi kūrybos žmonės, buvau išsigandusi, nes praeitais metais dalyvavau konferencijoje, kur viena Google iliustratorė pasakojo, kaip dirbtinis intelektas, sukėlus jos visas iliustracijas į puslapį, sugeneravo jos stilistiką, kitas iliustracijas. Ir pagal jos pavyzdį aš buvau labai išsigandusi, bet tada pati pabandžiau tai padaryti ir kai pamačiau rezultatus, supratau, kad iliustratoriaus specialybė neišnyks, kad mes turėsim darbą, nes kiekvieno individo, kiekvieno kūrėjo unikalus prisilietimas, unikalus atvaizdavimas yra nepakeičiamas kompiuterio. Dirbtinis intelektas yra iš tiesų labai gerai. Aš manau, kad tai yra ateitis mums padėti, bet nemanau, kad mus pakeis. Ačiū, čia buvo Agnė Žiukaitė. Ačiū labai. Jūsų plojimai.